Ruošdami pirmąjį šiandienos reportažą prasukome dešimtis archyvinių kino juostų apie Klaipėdą. Senųjų laivų ir netgi jų keleivių nesunku rasti, o štai kadrų, kuriuose užfiksuotas viešasis miesto transportas, vos keletas. Nenuostabu, mat 1953-aisiais Klaipėdoje buvo tik viena asfaltų išklota gatvė, o keleivius vežiojo 7 maži autobusiukai. Ir, sunku šiandien to patikėti, krovininiai sunkvežimiai su iš lentų išdėliotomis sėdynėmis. Situacija ėmė keistis 1955-aisiais, kuomet uostamiestyje buvo įkurtas autobusų parkas. Mūsų įmonė tai yra viena iš tokių įmonių, kuri tikrai augdavo kartu su miestu, vystėsi kartu su miestu ir neatskirimo dalis mūsų miesto. Aišku, kada buvo įkurtas, jau 55 metais buvo įkurta oficialiai mūsų įmonė, atskirta nuo autotransporto ūkio, tai buvo tada kiek? Tada buvo 52 mašinas, 52 autobusai buvo 23 taksi ir viskas. Tada ir buvo 4 miesto maršrutai. Iškart pasakyti, tiek dabar turim. Nu, o dabar mes turim, aišku, 110 mašinų. 110, todėl aptarnaujam miestą 70 mašinų, yra tolimas susiekimas į priemiestis. Bet tai nėra pats didžiausias skaičius, todėl kad 80 metais parkais buvo tada apie 360 autobusų ir 170 taksi mašinų. Po to 92 atsiskyrė taksi parkas, pasidarė visai kitai santykiai ekonominiai. Su generalinio autobusų parko direktorė dar kalbėsime, tačiau dabar nedidelis vasarinis pamąstymas apie tai, kodėl kiekvieną vasarą taip nenumaldoma ima traukti mūsų pajūris. Žinoma, dėl jūros ir saulės prie jos, bet nedažnai apie tai pagalvojame ir dėl ypatingos atmosferos, tiesioginio šio žodžio prasme. Toji atmosfera, tas jodo prisotintas oras, sveikatina ir gydo. O gadino jį senasis miesto transportas. Dabar, kad mūsų žiūrovams būtų įdomiau, pasakykit, va, tas autobusas už mūsų nugarų, kuris stovi, kiek jis kainuoja? Šitas autobusas kainuoja 716 000 be PVM. Čia yra ta kaina. Labai daug. Kas jame gali būti tokio ypatingo, kad tiek daug įdėta į jį? Nu kaip, čia įdėta daug darbo. Aišku, šita mašina vis tiek yra pratinga, jinai turi vežti keleivius, labai didelis saugumas turi būti, dideli reikalavimai ir pati gamyba yra labai brangi. Aišku, ir dar galiu sakyti, šitas autobusas yra varomas dujomis, taip. Dujiniai autobusai brangiau kainuoja negu tie, kurie naudoja dizeliną, kokį 20–30%. Pirmiausia, šitas autobusas yra ekologiškai. Aišku, mes skaitam, kad aukšto lygio, todėl kad oro tarša turi būti sumažinta ir sumažės beveik 3,5 kartus daugiau, negu išmeta dizelinis autobusas. Taip? Tai jau koks pasiekimas, todėl kad ir net tas klausimas labai aktualus. O kas jūs paskatino būtent, paprastai žinot, jūs esate vis tiek šiek tiek ir biznio žmonės. Ai, ta ekologija nusispjauti, o tegul važiuoja. Matote, ar kas nors jūs spaudžia, kad būtų ekologiška? Čia nėra spaudimo. Čia yra tas klausimas sprendžiamas politiniam lygiai, valstybiniam lygiai. Tai yra labai svarbu. Todėl, kad aš jums pasakiau tą skaičių, kiek kainuoja viena ta mašina. Jinai labai brangiai kainuoja. Ir pavyzdžiui, mūsų įmonėje pačiai pirkti, arba ne tik mūsų, keli vežimo, kas užsiima, pirkti naują techniką, tai labai didelis. Jeigu nori dar biznį šito daryti, aišku, kad tai yra labai didelė prabanga ir bus ekonomiškai nenaudinga. Todėl, tarp kitko, aš noriu pasakyti, kad pinigai gauti iš fondo. 85% šitų išlaidų finansuoja Sanglaudos fondas ir 15% mes skolinam iš bankų. Tai reiškia, tie, kurie suinteresuoti. Taip. Čia yra politinis klausimas. Čia yra, ta politika daroma ne tik mūsų valstybėje, jinai daroma visose valstybėse, todėl kad be paramos tokia technika neįmanoma, jinai ekonomiškai nenaudinga. Ar nebuvo siūlymų, kad gal geriau nupirkim 2 senus arba 3 senus, negu kad vieną naują? Labai geras klausimas. Todėl, kad aš, pavyzdžiui, dabar, kada mes pagaliau turim naujus autobusus, aš pasakiau, pagaliau atėjo tas etapas, kada atsirado tas mąstymas, kad reikia pirkti gerą techniką. Ta technika, kaip daro visą Europą. Pažiūrėkite, tam kas, autobusas daugiau, miesto autobusas netarnauja negu 10 metų. Todėl, kad viskas surišta su ekologija, su patogumu
Ir aišku, nuo to priklauso nuo tų klausimų, ką nori spręsti pati valstybė, miestas. Taip. Todėl, kad mūsų veikla tokia, kad sprendžiant mūsų klausimus, pavyzdžiui, perkant naują techniką, sprendžiama daugybė kitų klausimų. O tas yra taip, aplinka, oro tarša. Pavyzdžiui, norim, kad daugiau važiuotų su mūsų transportu, turi būti geresnis transportas, todėl pastoviai turi būti keičiamas, patogesnis. Ir su inžinieriais tikriausiai kalbat apie remonto reikalus. Tokio gi nereiks remontuoti dabar 5 metus tikrai kokius ar čia. Čia yra kita medalio pusė, čia daugiau gal įmonės liečia, taip? Bet jeigu kalbėti apie tą, kad tai yra politinis klausimas, aplamai, kad kodėl turi dalyvauti valstybė arba miestas, lygiai, kažkoks valdžios lygis, tai būtent tai yra daugybė klausimų sprendimas. Taip, tai yra ir kelių būklė, ir gatvių užkimšimas, pavyzdžiui, jeigu norim, kad mažiau būtų mašinų gatvėse, kad būtų didelis pralaidumas, kad nestovėtų prieš visą forą, kad turi būti žalia šviesa viešajam transportui. Kol Henrikas šnekučiuojasi su direktorė, aš tai irgi turiu labai žavų pašnekovą. Esame Klaipėdos autobusų parke ir dabar jūs, gerbiamas Vaidai, man aprodysite visą autobusų parką ir autobusą dar arčiau parodysite, taip? Taip, su mielu noru. Jaunoji mano kolegė Giedrė, šiaip jau humanitarė, mėgsta inžinerinės pakraipos vyrus. Mat jie leidžia techniką paliesti, visas detalės apžiūrėti ir, kaip jau tapo įprasta, ką nors paspausti. Klaipėdos autobusų parko pervežimų skyriaus viršininkas Vaidas Ramanauskas sakosi galintis jai tokias privilegijas suteikti ir kviečia į nedidelę ekskursiją. Šitas autobusas kaip šeimoje gimė. Prieš 2 metus pradėjom planuot, pradėjom daryti ir šiai dienai turim rezultatą. Padarėm, žodžiu. Darėm. O tai žiūrėkit, labai gražios spalvos, o sakykite, specialiai tokios spalvos? Jo, čia gimė 2000 metais vokiečių gamykla Mercedesas turėjo užsakymą, jie pasamdė vieną žymiausių dizainerių, jie sukūrė tokį modelį, spalvų gamą, tai mes pasinaudojom, pamatę tą ir perkeliam į savo vaikui. Suteikėm tokį vaizdą. Gerai. Dėl ko? Dėl oranžinė ir žalia? Žalia todėl, kad ekologija. Ryški spalva žalia, o oranžinė tai viešasis transportas mieste, kad ryškus matytųs ir kad gražiai derintųs, išsiskirtų. Kad būtų gražus vaikas. Taip. Maži visi gražus, bet kad išsiskirtų. Ne toks jau ir mažas, žiūrėjau, čia 12 metrų? 12, jo. Standartiškai 12 metrų, 36 sėdimos vietos, 31 sėdima vieta, atsiprašau, 86 viso. Atvažiavo kūrinys iš Čekijos, 12 tokių vienetų. Žodžiu, čekų kilmės, ar ne, šitas kūrinys? Einam, gal apžiūrėkim iš vidaus, tada mes jį. Oi, žinokite, labai noriu su vairuotoju pakalbėti. Galima, kol nevairuoja, tai galima, ar ne? Tada aš kreipiu. Nesu pavydus. Vaidai! Labą dieną. Labą dieną. Na, sakykit, kaip jums patinka naujas autobusas? Naujas autobusas yra naujas autobusas, ne tokie seni autobusai, kur 20 metų. Važiuoja gerai. Jūs esat vairavęs ir seną autobusą, ar ne? Jau nedaug, aš nesenai dirbu garaže, bet taip pat paskyrė. Lengva vairuoti? Lengva. Taip pat kaip lengva automobilį? Taip. Ir aš pavairuočiau? Jo. Ir duotumėt man? Ne, neturiu teisės. Vaidai, tai jūs bet kam duodate vairuoti? Ta prasme, iš vairuotojų, bet kuris vairuotojas gali naują autobusą būtent vairuoti? Ne bet kam, aišku, pirmą turi turėti kategoriją. Aš suprantu. O šiaip ne, kiekvienas autobusas yra priskirtas po 2 vairuotojus. 12 autobusų, naujų turi 24 vairuotojus. Kiekvienas vairuotojas ir autobusas yra suplanuojami grafikas mėnesį į priekį ir važiuoja. O jeigu moteris užsimanyti vairuoti? Turim vieną moterį vairuotoją ir jai davėm naują autobusą. Davėt? Taip. Labai gerai, pasitikit moterimis. Taip, aišku. Labai gerai, nes mes labai gerai vairuojam. Pavyzdžiui, Vaitiekūnui arba man, tai kam duotumėt vairuoti? Jums. Vaidai. Taip. Tai kur važiuojam? Tai važiavam į mūsų plovyklą nuplaut autobusą. Ar atrodo visai švarus ir čia taip rūpinatės ir plaunate dažnai autobusus? Kiekvieną dieną yra privaloma vairuotojai grįžus po linijos išvalyti saloną. Ta prasme, ne vairuotojas, jis turi užtikrinti, kad pristatytų autobusą valytom, kurios išvalo saloną ir nusiplauti išorę. Taip pat ir užpildyti kurą. Puiku, patinka man čia švaru, gražu. Taip, to mes ir išsiskiriam. Švarus, gražus
jauni. Pirmą kartą esu plaunamame autobuse. O šita plovykla ko nors ypatinga yra? Čia yra pirma Lietuvoje tokio tipo plovykla. Jis yra greitaigė. Kaip matot, važiuoja autobusas, o plovykla stovi. Nes visos kitos Lietuvoje plovyklai tiek parkų, tiek krovininių mašinų, furų atvažiuoja. Tiek ir lengvųjų. Tada automobilis stovi, o juda plovykla. O šį čia yra, kad daug greičiau nuplauna, jeigu paprasta plovykla plauna po 15 minučių, judanti, tai šita nuplauna per 3 minutės. Esmė yra, kad nuplautų kuo greičiau, kad nereikėtų vairuotojams laukti 2 valandas eilėj grįžus iš padarbo, o greitai nuplautų, išpilt kūrą, pastatyti vietą ir eit namo. Kol Giedrė plauna autobusą, su direktorė toliau kalbame apie įmonės perspektyvas. Ateityje kas bus? Keisit ir toliau techniką, dar naujus pirksit? Per savo, kiek metų aš vadovauju, tai aš sakau, kad gerai, kad atėjo šitas laikotarpis, todėl, kad aš pradėjau vadovauti, buvo Ikarusai. Ir atrodo, buvo tokia svajonė, kad kažkada pasikeis technika. Bet praėjom daugybę jau etapų. Ikarusus palydėjom, turėjom Manus ir Mersus, miestas mūsų pagrindinį toks, mes pirkom padivietus, todėl, kad galėjom tik tai pirkti. Taip, tai yra realus gyvenimas, tai yra normalus gyvenimas, mes į patys skolinamės, į savivaldybę mums padėjo, turėjom labdaringus autobusus Volvo, irgi ačiū Dievui kažkoks laikotarpis, kurie mums padėjo ir moraliai, iš moralinės net pusės palaikydami, kada mes turėjom Ikarusus. Ir pagaliau atėjo laikotarpis naujo autobusų. Tai aš manau, kad viskas. Dabar atgal kelio nėra. Dabar turim eiti tik į priekį. Ir technika turi būti nauja. Labai įdomu, žinokit, čia viskas. Tai ką dar parodysit, kur dabar važiuosim? Parodėm, kaip plaunam autobusą, dabar parodysim, kaip mes juos tikrinam, prižiūrim, tai važiuosim į mūsų taip pat nesenai įrengtą remonto dirbtuvėse patikros. Ten yra patikros stendai, patikros mes vadinam tai boksų, bet dirbtuvės, remonto dirbtuvės. Kaip matot, autobusas atvažiavo, pirmas stendas patikrino autobuso stabdžius, antras stendas, kaip matot, tikrina važiuoklę, traukia, šarnyrus, amortizatorius, gumas yra apžiūrima vizualiai ir taip pat autobusas, liaudiškai tariant, iškratomas yra, kaip matėt, mechanikas apžiūri visą, surašo visus gedimus, atiduoda vairuotojui ir išvažiuoja vairuotojas toliau į remonto boksus, kur jau paprasti šaltkalviai atliks tam tikrus reikalingus detalių mazgų keitimus. Sėsdami į miesto transportą turime tikslą iš taško A nuvykti į tašką B. Tačiau yra ir kitaip manančių. Į tuos gražius ir ekologiškus autobusus dažnai sėda ne tik autobusų parko vadovai, bet ir įmonės Klaipėdos keleivinis transportas žmonės. Jų pasivažinėjimų tikslas ne tik ekologija. Tikrinamos efektyvumo funkcijos, gatvių apkrovimas, optimizuojami maršrutai. Na ir vienas svarbiausių užduočių – surinkti įrodymus, kad važiuoti ne savuoju automobiliu, o miesto autobusu yra sveikiau, greičiau ir pigiau. Ekologija, patikimumas, solidumas, visas tas dalykas kainuoja. Ir aišku, mūsų parkas yra pats solidžiausias, didžiausias ir brangiausias visom vertėm vežėjas. Svarbu, kad nėra brangiausiasis keleiviams. Na, iš tikrųjų, keleiviai skirtumo nemato. Visais autobusais jiems kaina yra vienoda. Bet šiaip, kalbant apie techninę bazę, tai autobusų parko iš tikrųjų yra pati geriausia. Ir autobusų parkas yra tas vežėjas, kuris atlieka tų vadinamųjų mažiausiai nutrauktų reisų, kurių transporto priemonės mažiausiai genda, kurių transporto priemonės yra pačios geriausios ir gražiausios, ypatingai dabartiniu metu po šito projekto, kai atvažiavo papildomai naujų 12 ekologiškų autobusų, kurie važiuoja ne tik tai ekologiškai švariau, bet taip pat ir, aišku, komforto sąlygos naujoje transporto priemonėje yra kitokios. Kad geriausias, gražiausias ir visą kitą. Kas suteikia tokią galimybę būti to geriausiu? Na, nepaslaptis, tikriausiai geras ir efektyvus valdymas. Tiesiog įmonė tvarkingai planuoja savo lėšas, investicijas ir iš tikrųjų tą, sakykime, kas mums labai yra svarbu, užduoda gerą toną, kaip turėtų atrodyti geras vežėjas Klaipėdos mieste. Vėl važiuojame vienu iš naujųjų Klaipėdos autobusų. Sunku patikėti, bet iki šioliai visiškai naujų miesto transporto priemonių uostamiestyje nebuvo net 24 metus.
Kiek ten Lietuvoje gyventojų belikė? Vos per porą milijonų? Tai štai, kai šią vasarą įsėsite į vieną iš šių autobusų, prisiminkite dar vieną skaičių. Klaipėdos autobusų parkas kasmet Uostamiesčio gatvėmis perveža 7 Lietuvas. Tai kur esame dabar? Parodėm jums, kaip plaunami, kaip remontuojami, kaip prižiūrimi ir dar vienas svarbiausių dalykų, kad autobusas reikia užpildyti kūrų. Kaip nors ypatingai užpildoma čia? Taip, kadangi šitas autobusas yra ekologiškas varomas su slėgtom dujom ir mieste daugiau tokių kolonėlių nėra niekur, turim tik tais mes. Tai ir Lietuvoje šitokia kolonėlė nėra, todėl kad jinai yra greito pylimo. Kiti parkai turi lėto pildymą ir vieną kitą tašką turi greito pildymą, ten kur jau lengvosiams mašinoms arba verslui. O pas mus yra tik tais greito pildymo, todėl vienu metu gali atvažiuoti 8 autobusai ir jos užpildys maždaug nuo 5 iki 10 minučių. Tai jūs ir savo kolonėlę turite ir savo plovyklą, ir turite savo remonto dirbtuves. Ką dar turite, ko dar neparodėte, kas čia dar yra? Yra dar, neparodėm, kad dažymo cechas, remonto cechas, suvirinimo cechas, padangų montavimo, sandėlis ir administracinės patalpos. Visa šita teritorija, didžiulė 9 hektarų, man atrodo, yra mūsų ir visos mums reikalingos paslaugos teikiam patys. Tai ačiū Jums labai, Vaidai. Labai, žinokite, gerai jaučiuosi šiame autobuse, nes ir nuplautas, ir patikrintas, pažiūrėtas, saugus, ir degalais užpildytas, žodžiu, važiuosim toli, jeigu tik reikės. Tai bet dabar, žinokit, turiu grįžti pas kitą vyrą su panašiai žavia šukuosena. Henrikas laukia manęs. Gerai, dėkui. Ačiū Jums labai. Viskas, žinokit, jau va. Vaidai, iki. Labai ačiū Jums. Dėkui labai. Henrikai! Aš žiūriu, kad tau patinka apskritai pliki vyrai. Man patinka labai su gražiai šukuosenam vyrai. Apskriti pliki vyrai. Uždarykite duris ir važiuokite. Viso gero, Vaidai. Iki. Neliūdėjot be manęs, Henrikai? Liūdėjau žiauriai. Liūdėjot, labai liūdėjot. Skabiau gėlytas. Myli, nemyli. Ir kas gavosi? Laukia. Bušiuoja. Sulaukėte. Kaip gerai, Henrikai, einam, aš čia palydėsiu kur nors dabar. Po trumpos pertraukėlės mes ir vėl keliausime prie Didžiojo vandens. Ten Giedrė jau matuojasi naują jachtos kapitonės uniformą.